atėjęs Dievo siųstas žmogus, kurio vardas Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi jo dėka įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. Toks buvo Jono liudymas, kai žydai iš Jeruzalės atsiuntė pas jį kunigų ir levitų paklausti, kas tu esi, jis prisipažino nesigindamas. Jis prisipažino, aš nesu Mesijas. Jie ir vėl klausė, tai kasgi tu, gal Elijas? Jis atsakė, ne. Tai gal tu pranašas? Jis atsakė, ne. Tada jie tęsė, tai kasgi tu? Kad mes galėtume duoti atsakymą tiems, kurie mus siuntė. Ką sakai apie save? Jis tarė, aš tyriausi šaukiančiojo balsas, taisykite viešpačiui kelią, kaip yra kalbėjęs pranašas Izaijas. Atsiuntieji buvo iš fariziejų, jie dar įklausinėjo, tai kam tu krikštiji, jei nesi nei Mesijas, nei pranašas? Jonas jiems atsakė, aš krikštiju vandeniu, o jūsų tarpe stovi tas, kurio jūs nepažįstate, kuris po manęs ateis. Jam aš nevertas atrišti kurpio dirželio. Tai atsitiko Betanijoje, anapus Jordano, kur Jonas krikštijo. Trečias Advento sekmadienis yra pavadintas Gaudete, džiaukitės. Užaugau 12 aukšte ir visada, kai važiuoju į kažkokį naują miestą, man yra labai smalsu sužinoti, kaip tas miestas atrodo iš viršaus. Visiškai kitaip negu iš apačios. Taip pat ir senovėje žmonės statė bokštus, kad galėtų budėti įlipę į tą bokštą ir stebėti. Jeigu ateidavo, artinosi kažkoks pavojus, grėsė kažkoks pavojus, budėtojas pranešdavo tiems, kurie buvo mieste, apie tą pavojų. Taip pat ir galėjo pranešti apie kažkokią laimę, apie kažkokį džiaugsmą, apie atvykimą kažko svarbaus. Ir galim pasakyti, mes šiandien įlipame jau į trečiąjį sekmadienį. Jėzus Kristus dar arčiau yra. O mes įlipę į tą trečią sekmadienį galime jį jau pamatyti. Jėzus Kristus atneša mums daug džiaugsmo. Pirma, išlaisvinimą tiems, kurie yra sukausti nuodėmė. Jis atneša džiaugsmą tiems, kurie yra nusivylę. Jis atneša ramybę tiems, kurie pastoviai savo širdyje, savo sieloje karauja. Jis yra tas, kuris duoda save. Galime pagalvoti, ar iš tikrųjų Jėzus Kristus yra mums reikalingas. Kai pažiūrėsime į pasaulį, į gatvės, kaip daug žmonių paniurę, nusiminę, su pilku veidu vaikščioja, žiūri tik į žemę, labai retai šypsosi, matome iš tikrųjų, Jėzus yra mums labai reikalingas. Su pagalba šiandien skuba mums ir popiežius Pranciškus, kuris prieš metus parašytoje enciklikoje Evangelii Gaudium parašė, kad žmogus yra liūdnas, kai jo širdis bėgioja ir ieško paviršutiniškų malonumų, kai yra apkrauta visokiausiais malonumais, kai neieško Dievo, kai Dievo nėra ar nebėra jau žmogaus širdyje. Ir šventas tėvas siūlo kiekvienam, kad pradėtų skaityti Evangeliją, kad pradėtų džiaugtis tą Evangeliją, kurioje surandame patį Jėzų Kristų. Mes galime įlipti į Evangelijos viršūnę. Ten pamatysime Jėzų Kristų. Su pranciškonišku šūkiu taika ir gėris sveikinu visus,
kurie nori pasiekti viršūnės. Tas viršūnės, kurioje galime pasitikti Jėzų Kristų.